Matau Lidlą. Tai negaliu patekti visur tvorą. Reikia kažkaip bandyti užsikarti ant tą tiltą, kažkaip užvažiuoti. Kad ten bulkiukų noriu nusipirkti. Gal čia Anglijoje dar nebuvau Lidle, čia yra bulkiuko, nėra kažin visokių bandelių. Reikia bandyti ieškoti kelią. Atrodo, nealkams nuėjau, bet prisipirkau vėl visokių bulkučių, tai normaliai prisipirkau. Tada priedo prisiminiau, kaip Lenkijoje ir Vokietijoje aš tas picas valgiau. Tas va, tai labai skanės. Purgas, bandelė. Į meatballsų ten nusipirkau su jogurtą normalaus pagaliau. Tai dabar suvalgysiu tuos picas, bus lengviau vežti. Paskui bulkutės kur nors už miestą. Gamtoj suvalgysiu. Aš tai geras buvau už 10 metrų būčiau pavažiavęs. Būčiau išlindęs va čia į tą įvažiavimą į Lidlą. O iš ten būčiau atvažiavęs, ne? Reikėjo man kažkur važiuoti per aplinkui, ne per miestą, kad rasti išvažiavimą. Na, aišku, ką čia žinosi, toks deduks tenai man šalia stovėjo, pasakė, sako, kur tau geriausiai, jis man visą kelią pasakė, kaip kur nuvažiuoti, sakau, gerai, ačiū. Tai ką, pervažiavau visą Angliją, važiavau į Škotiją. Turėjau sakyti arba Škotija, arba Didžioji Britanija, arba Jungtinė Karalystė. Tai dabar turiu nesumaišyti. Nes Škotui nepatiktų turbūt, kad šį anglų pavadinčiau. Man čia žymiai fainiau į tą Škotiją buvo įvažiuoti. Nu, ta prasme, taip kažką jauties pasiekęs, kai ženklas tave sveikint, kad tu atvykai į Škotiją. Negu kokią Belgiją, tenai Prancūziją, kur įvažiavau kaip tas pats, kaip nuo mano iš savo kiemą į kitą kiemą, kai įvažiuočiau taip be ryšio. Čia kažkaip taip jauties toksai kažkokį tikslą pasiekęs jau. Škotiškas karves. Tokias pat, nuodas, nieko nesiskiria. Yra po pirmos. Jeigu būčiau dabar kur susiplanavęs, pasilikęs, tai jau dabar būčiau jau palapinę išskleidęs buvęs. Važiuoju toliau iki kitą kempingą. Da, 30, kiek ten tų 40 kilometrų. Da, tik po pirmos. Geriau gražus oras. Važiuosiu tolesnį kempingą. Ir dar be to
Dabar visą dieną beveik leidaus į apačią, tai paskui rytoj nuo ryto man reiks kilti kalnus, geriau šiandien užkilsiu. Rytoj, kad būtų lygiau nuo ryto. Vakar buvau va tuose kalnuose, va ten kur matos. Šiandien būsiu va tenai anuose. Atrodo žiauriai toli, bet čia kaip ir nėra labai toli. Viskas įmanoma. Aš jau kempinge. Pasistačiau palatkę, palapinę, viskas stovi. Pavalgiau, sotus, laimingas. Dabar yra ten tokias, parodė skalbimo mašiną, kol skalbsiu, eisiu pasnausti, paskui išsidžiovins. Nu, čia naktinėsiu vėl turbūt, gal ne. Kol da visai neatšalia, kol da laukia galiu sėdėti, bet jau taip rankas šal jau reiks lysti palapinę toj pat. Tai da parodau, kur aš randuos čia. Tai dabar va čia. Aš vakar buvau Lake District National Parke. Dabar apmyniau čia tą tokį iškišulį tokį. Ir atsiradau va čia. Prie Beeswing miestelę kažkokio tai. Pravažiavau Dumfries kažkokį tai miestą. Nu ir rytoj važiuosiu va čia panašiai per tą tokį kelią kažkokį tai čia. Nu va taip, čia kažkoks Holy. Panašiai va, kaip tas A75, tik tais mano bus netoks tas didelis kelias, jisai su dviračiu aš panašiai lygiagrečiai jau minsiu. Newton Stewart kažkur va čia turėčiau nakvoti. Kažkiek susiplanavau. Nu jo, va čia va būsiu kažkur va prie to Newton Stewartą, kažkur čia. Nu tai va, dabar čia mano rytojaus planai tokie. O čia triušių kiek? Tų triušiukų tokių pilna. Aš jau mačiau tam aprašyme, kad čia yra, sakė, nenormaliai triušiai. Labas rytas, bet jau pietai, jau 12 valandų. Iš pradžių važiavau visokiais kaimais, ten neįdomiais visai. Paskui į miestelį važiavau, į dabar važiavau tokia dideliu keliu, tokiu labai toksai jau judrus, ten sunkvežimiai, belekas jau ten biškai irgi taip nebuvo įdomu. Dabar vėl važiavau į kaimą, vėl bus nebeįdomu turbūt. Tai sakau, reikia sustoti čia, kol ramiai pavalgyti. Buvau tas kada užsukęs prieš tai. Tai nusipirkau, pamačiau virtų kiaušinių. Galvoju, tai
Da majonezą nusipirkau tą pačią da sumuštinį. Tai galvoju, rimtai, 4 kiaušinį senai bevalgiau, nes jeigu man nusipirkti žalią jį, tai reiktų turbūt iškart išsivirti, nes žalią tai aš turbūt nenusivešiu, kiaušinienę nusivešiu kažkur. Tai čia va, sustojau pavalgyti ant sankryžos, nes tuoj važiuosiu vėl į tokius vakelius, kur ten nei sustoti, nei nieką šone. Tai čia da siaurs, o tokiu pločiu važiavau iš paskos, džips, velkas visą kelią, nelenki. Kažkoks įdomus, mums siek nusipirkęs teisas buvo, bija lenkti. Ką, pavalgau, važiuoju, ir net seilės tysiu valgyti kaip noriu. Tai dabar važiuosiu va tokiais kalvom tokiom, man atrodo. Užsikaroblinau ant aukščiausią kalną, ne aukščiausią, bet labai jau nemažai. Lipau į kalną jau, tai jau jūra matos, va netgi čia, va. Tai aš dabar minsiu, va dabar visą laiką nuo kalną. Minsiu va pro kažkur va ten ir turėsiu vėl į pačią apačią nusileis prie jūros. Ir vėl užlipti tą patį aukštį, kur dabar gal da netgi aukščiau, kažkur va ten aplinkui. Iki kitą iškišulę kažkur, aišku, per tą aukštą kalną tikrai nekilsiu, bet pro šoną kažkur tai reikės pakilti. Bet kas blogiausiai, tai kada čia, nu, aš tikiuosi, kad va toks bus tas kelias, da nors nuo kalno nusileis. Da toks padorus. Bet kai pakilti reikėjo, tai ten tokia buvo kažkokios kriauklės, kažkokia skalda, tai nesuprasi ten. Nu ką, dabar iš karto nusileisiu, tiek šitų metrų virš 200 turbūt, ir vėl iš karto kilsiu. Da pastovėsiu, pasigrožėsiu čia. Paskui ant kitos kalvos vėl reikės pastovėti, jeigu ten matysis kas nors. Bet čia gryna tokia Škotija, man tokia grynai tokia. Tie kalnai, tokie kalnagubriai tokie įdomus. Nusileidau, pakilau, vėl nusileidau, vėl beveik į jūros lygiai. Na jau pakilau, biškai buvau nusileidęs grinai va ten, kur tas va, nežinau, tenai kažkokia įlanka. Tai va ten va yra trasa, kur rytą važiavau. Tai jeigu būčiau palei tą trasą važiavęs ašai, tai aš praktiškai jau būčiau tikrai nuvažiavęs. Jokių kalnų ten, jokių sukilimų ten palei jūrą, jinai eina beveik vienodam ant tam lygį. Tai būčiau pjovęs savo nupjovęs. Bet būčiau nepamatęs tokių vaizdelių gražių, kalnų. Tai gali verta kartais paminti kalnus.
Dabar minu palei tą vandenį tenai, į kažkokį ten tą miestelį ir ten nakvosiu. Ai, o tas miestelis vadinas Newton Stewart. Tai va, iki to miestelio važiuoju. Nes man vis tiek reikia važiuoti tą. Tai jokia tilta nėra kiaurai tą, va šitą va dalyką. Tai iki taip kiaurai galėtum pravažiuoti per jį. O taip va. Ir tada nereiktų lanką jokią daryti palei jūrą. O dabar čia jokia tilta nėra, tik pro tą miestelį vienintelis pravažiavimas. Na, važiuoju. Miestelį. Pamiršau visai, kad aš jau atvažiavau į kempingą, kad jau nusiprausiau, kad jau pavalgiau, kad viskas jau gerai, viskas jau puiku. Rytoj jau suplanavau, važiuosiu toliau iki kitą kempingą. Tai ir viskas, ir einu miegot, labanaktis iki rytojus. Šiandien buvo puikiai diena, šiandien puikiai vaizdų pamačiau, man labai patiko šiandien. Iki rytojaus. Labas rytas. 46 kelionės dieną šiandien jau prasidėjo. Sustojau degalinį, nes norėjau greičiau susipakuoti, kol lyt net pradėjo, nes neaišku, čia žad pradėti šiandien lyt, bet kada tokie debesis sklaidos. Į kavos degalinį atsigėrusiu ir sumuštinį suvalgysiu iš degalinės. Šiandien manęs laukti 50 km, tai turėčiau greit įveikti. Dar tokia trasa važiuosiu beveik, jokiais ne kaimo keliukais, tai greit turėčiau nusigauti į vietą. Tai jaučiu bus neįdomi diena, bet negali nieką žinoti. Gali būti visko, gali būti visai gražių vaizdų, gali nieko nebus. Pamatysim. Biškį leido pasidžiaugti navigaciją keliukų tokių kaimą. Ir čia biškį pavažiuodavo per dviračių taką galėsiu normaliai. Tai, nes jau tos fūras tenai tas kelias užknisa. Aišku, nuokalnių, įkalnių nedaug, bet kažkaip nusibodo tas užesys ir viskas. Be to šalta, kai pranešė, čia sakė, sugrįš orai, sakė, vasariški. Nu. Vakar, kai žiūrėjau, tai šiandien turėjo būti 18, 19. Šiandien pasižiūriu, belika jau 14 iš tų 19. Nu, gal da iki 15 sušils, dabar iš viso čia 13. O kai vėjas toksai, tai atrodo, kad čia būtų, nežinau, kai 7, man rankas šal. Vėl pirštines reikės dėtis, jeigu dar pavažiuosiu, jau tą užsivilkau, nes šalta žiauriai. Tai ne kažką. Birželis ne kažkoks. O, da čia įvažiavau į Eurovelo 1. Kelsi yra čia, pasirodo. Į Eurovelo 1 įvažiavau. Yes. Pažiūrėsim, kiek ilgai.
Morrisons prekybos centrą užsukau šį kartą, nes Tesco mažas labai ten yra. Tas tai labai didelis čia. Tai gerai, kad draugs pasakė, sako, paragauk škotišką kiaušinį, tai da kol Škotijoje esu reik va. Ir čia da tokių nusipirkau ryžių, varškės. Da paskutinį, kol Škotijoje da esu, reik būtinai škotišką kiaušinį paragauti. Ten kažkokia sakė kiaušinis apvoliuot su kažkom tai. Pažiūrėsiu. Ir nuvažiuosiu į stovyklavietę. Pažiūrėsiu, daugiau nieką nebesipirkau. Da turiu mėsykių ten tokių. Išgyvensiu. Ta kiaušinių suvalgysiu, tų jogurtų, ryžių visokių, nu viskas. Ir lietus lyn. Man da kažkur 10 km iki stovyklavietės, tai nieko baisaus, daug nebelika. Važiuoju. Belaukdams, kol nustos vėjas pūst, galvoju, gal nustos. Bet nieks nenustoja, ne tai, kad nenustoja vėjas, da lyt pradėję. Tai sakau, reik dabar paragauti tą škotišką kiaušinį, kur nusipirkau, kas čia per velnis, kas žin yra. Pasižiūrim. Zrazas kažkoks. Kaip mūsų zrazas. Įdomus. Žiūriu, lietus nenustos lyt. Ir nei vėjas nenustos be ryto, tai dabar reik paviešinti savo tolimesnius kelionės planus. Tai dabar ašai atsiradau va čia va. Ant kampo Škotijos čia. Čia yra arčiausia vieta dabar turbūt su Airija. O čia Airija. Čia Didžioji Britanija. Nu tai va, tai čia arčiausia vieta. Čia dabar yra, aš ant to iškišulio esu, bet rytoj man teks važiuoti į kitą pusę to iškišulio, aš va čia. O aš važiuosiu į kitą pusę, va į čia. Kaip čia vadinas? Cairnryan, karoči. Nesvarbu. Iš čia kelsiuos į Belfastą, į Šiaurės Airijos sostinę Belfastą. Ir tada važiuosiu į pietus vėl. Važiuosiu pro Newry, Belfastam, Šiaurės Airijai, paskui Dundalką, jau normalioji Airijos Respublikų, į Drohedą, į Dubliną, sostinę Airijos, ir paskui važiuosiu pro Brėjų į Greistonus. Važiuosiu pas savo pusseserę su šeima ir pas tetą, aplankysiu juos visus. Tai va.
Mano tokia artimiausias kelias dienas. Čia kokias bus. Tai va, rytoj važiuoju į keltą, keliuos į Airiją. Rytoj jau... Nu da, ta Airija, da ten skaitos, jinai, Šiaurės Airija, jinai priklauso Didžiai Britanijai. Tai da ten svareliai, svarai, viskas ten tas pats bus, o paskui jau pravažiuosiu jau sieną, jau vėl bus Europos Sąjungoje. Tai va, gerai tada. Susimatysim jau pakeliui į keltą. Ir viskas, aš jau irgi eisiu miegoti, jau rytoj anksti bandysiu keltis, tai kad labanaktis tada. Iki greito.